Nenoriu šitą šūlę. Šiandien galėčiau ir neiti tą šūlę. Jo, čia buvo gera idėja. Taip, Ramūnai Ramonaitį. Kur buvai tu? Vakar praleidai kontrolinį. Aš sirgau. Kur gydytojo pažyma? Oi, aš ne tai, kad sirgau. Mane kamavo liūdesys. Mirė mano prosenelis. Tavo prosenelis Raimondas Ramonaitis. Jūs jį pažinojot? Kartu plaukėme, dunojumi. Buvome tokie jauni. Nu, jo. Ar tavo proprosenelis turėjo romaną su agurkiene? Fui, ne. Aš išvis jo nepažįstu. Aišku. Ar pasiruošei rytojus pristatymui? Nejau vakar, nes man kojos atsisakė keletui valandų. Mano buto durys sudegė ir aš neišėjau. Vakar padėjau tėvams išvaryti piktasis dvasias iš buto. Mano katinas taip susirgo, kad teko jį maitinti šaukšteliu. Užėmė labai daug laiko, tai gali būt, kad ir rytoj neteisiu. Ramūnai, man taip gaila tavo vargšiuko kačiuko. Mano mama veterinarė. Ji daugiausiai gydo kates. Gal ji galėtų tau padėti? Oi, ne, aš iš tikro neturiu katės. Turiu pilką afrikinį gekoną vardu katinas. Rimtai? Niekada negirdėjau apie tokį. Gal gali parodyti fotkę? Gerai, bet vėliau prie savęs neturiu. Ramūnai, ar galėtum jas padėti ant Raimondo kapo? Kodėl tu ne mokykloj? Kodėl tu ne darbe? Aš pirmą paklausiau. Šiandien nėra pamokų. Mokytojų streikas. Jie dažnai ten streikuoja. Kaip neprofesionalu? Ne tėvams nepranešė? Paskambinsiu ir išsiaiškinsiu, kas čia vyksta. O kam? Niekas nekels, visi streikuoja. Geriau kurį laiką jų nekalbint, tegu savo pastreikuoja. Palaikykim mokytojų teisės ir taip toliau, o ne? Tiesa, kiekvieną kartą, kai sutinku agurkienę, man vis labiau dėl jos darosi neramu. Raimondai, ar čia esi tu? Sveika, Sauliukė! Ar čia dėl to, kas nutiko prie Dunojaus? Palikit mane ramybėj, mano gekonas serga. Tėvų pateisinimai nepriimami, būtina gydytojo pažyma. Blemba. Kuo skundžiatės? Viskas skauda. Viską? Ką žinau, pilvas skauda, ausis skauda, akyse violetinės dėmės, vakar kosėjau žaliu krauju. Žodžiu, man reikia daktaro pažymos. Įdomu. Atliksime keletą tyrimų. Man neramu dėl Ramūno. Jis per dažnai praleidžia pamokas. Nenormalu. Skaičiau jo pasiteisinimus. Tiesiog košmariška situacija šeimoje. Vis kas nors numiršta, suserga, sudega, į skambučius neatsako. Tokie dalykai šiaip sau nevyksta. Mūsų, kaip ugdymo įstaigos darbuotojų, atsakomybė padėti tam berniukui. Labas, Ramūnėli, 100 metų. Kodėl tu plastikinė maišelėje? Gydytojas sakė, kad esu genetinis stebuklas, bet pažymos neduoda. Į lauką galiu eiti tik šitaip, o pieno produktų man išvis negalima. Ak, Ramūnai, kaip džiaugiuosi, kad grįžai. Nebijok, netrukus turėsi naujus saugius namus. Bet aš jau turiu saugius namus. Kas čia vyksta? Ramūnai, kas čia vyksta? Iš mokyklos mus pasiekė neraminančios žinios apie šeimyninę padėtį. Esame čia tam, kad išgabentume berniuką į saugesnę vietą. Iš mokyklos?
tos pačios, kuri kelis mėnesius streikuoja ir nieko nemoko? Pone, prašau, viską galime spręsti be agresijos. Aš ir nesu agresyvi. Toj mokyklai visiška betvarkė. Jo matematikos mokytoja jau savaitę stovi prie mūsų kiemo ir rauda. Bent jo dvasia ateitų manęs aplankyti. Ramūnai, man atrodo, kad tavo katinas pasiklydo mano sode. Na, bent jau nieks neprigavo, kad neėjau į šūdą. Nors tiesą pasakius, buvo nuobodu. Manau, daugiau taip nedarysiu. Kurį laiką į mokyklą galėsi neiti. Pažymą duosim, nesijaudink.